Aš esu Valentina Dagienė, Vilniaus universiteto matematikos informatikos instituto profesorė. Kai gavome nepriklausomybę Lietuvos, tai reikėjo naujų vadovėlių, reikėjo naujų idėjų ir tuomet pradėjau rašyti vadovėlius, gana programas informatikos, nes aš informatikos srityje, ir vienais metai, lygiai prieš 10 metų, tiesiog keliaujant po užsienį, būtent po Suomiją, man kilo idėja, kodėl mes negalėtumėm sukurti kažko analogiško, kaip turi matematikai ar kitos disciplinos, įdomų žaidimą. Taip atėjo idėja apie bebrą, kadangi, bebras toks mielas gyvūnas, darbštus, svarbiausiai stropus, daug ką padaro savo energiją. Mūsų tikslas yra ne tai, kad ten spaudyti klavišus ir kažką ten ieškoti, gaudyti, bet tai mokyti, kaip kurti naujas programas, kaip kurti naujus įrankius. Lietuvoje tai yra pusė mokyklų, pradinių klasių turi kompiuterius, planšetinius ar kažko. Ir labai gerai yra vaikui motyvacijai ir įsiminimui, sakykime, įvairių net ir tokių elementarių procedūrų, tarkim. Pradinukai, kokie aktyvūs Lietuvoje čia prieš porą metų ėmėmės ir taip ne per daug reklamuodavę, kur tiesiog 3000 pradinukų sudalyvavo iš karto. Norim ir dar, ir pirmą, antrą, ir darželio vaikus. Tai yra mūsų planuose dar kitais metais. O bebras irgi yra tas pats, kad ten mums reikia tvarkaraštį daryti. Taip, tai yra, kiek yra galimybių visokių. Mums reikia miesto transportą, tarkim, suplanuoti, kurio laiko autobusai vis. Tai yra tinklas, yra grafas už to, tai yra informatikos sąvokos. Programavimas kas yra? Tai yra irgi kaip dėlionė, tai yra, kad aš turiu tam tikrą struktūrą galvoje ir galiu sudėlioti kaip dėlionės, bet turi žinoti, kad galiu aš dėlioti tą naudoti, kad yra kintami dydžiai, kad yra šabloniniai dydžiai, kad yra masyvas. O masyvas kas yra, tai rytom didelė lentelė, kurioje yra, kaip salė, gali sakyti, vietos sunumeruotos, yra eilės, yra stulpeliai. Bet šitas įvairiom metaforom, tai yra, žiūrint, kokio amžiaus vaikai yra. Šiemet apie 40 šalių, nes aš žiūriu, kiek jau bando, kiek yra tų bandančių ir kiekviena prisijungia tokios šalis, jau anksčiau yra prisijungusios. Japonija, šiais metais prisijungia Pietų Korėja, Malaizija, bet Malaizija jau padarė ir bandomąjį savo ir visi prie, o vaikų, pernai mes per visas tas valstybės turėjom beveik 1 milijoną vaikų. Pernai Lietuvoje turėjom 25 909, jeigu labai tiksliai 200. Nežinau, kiek dar, kadangi jeigu dar daugiau pradinukų augs, dar yra tos galimybės augti. Kai pasižiūri mūsų mokomas programas, mes dar daug turim tą tokią ribojimą. Reikia išmokti tą, reikia išmokti tą, reikia išmokti tą. Taip. O mes neduodam tos laisvės, kad tu turi nueiti ten, o tavo, kaip tu eisi taip ar kitaip, tavo reikalas beveik maždaug. Žiūrėkim, kur mūsų visuomenė, juk mums vis mažiau bereikia tų rutininių darbų. Rutininius darbus, jeigu aiškiai žinai algoritmą, rutininis darbas, tai galima atiduoti robotui. Padarai robotą, kuris jau ten grindį šveičia, kuris tą daro, kuris tą daro. Ir iš tikrųjų, tai yra iš vienos pusės tai yra džiugu, nes žmogui, to nereikia daryti, arba net pavojingų, kenksmingų darbų ar viską. Tai reiškia, bet reikia žmonių, kurie darytų tokius robotus. Reikia žmonių, kurie suprastų, kaip kažką įdomaus dar padaryti, dar tyrinėti ar kažką. Tai reiškia, mums reikia mokyti tokius kūrybiškus žmonės. Ir tai yra iš tos pusės yra džiugu, kadangi mes galim vadinti tai e-skills ir kompiuterinės tos technologijos ir visas, kad mums suteikia galimybę dar labiau būti kūrybiškesniems.